prieš veidrodį ir žiūri. Tau tiek graži stora. Galvoju, mano vyrui tiek daug. Čia paudryti, lašiniukai. Ne taip, kaip kas kurias čia stovinčias kaulai zakūra. Serdelkas po 99 centų. Ir tai galiojimo laikas. Tik nereikia čia apie galiojimo laikų. Mes kaip lenkiškas pienas. Taigi, žinokit, kelis metus dar tikrai galios mane. Tai jau mes, tai jau Serdelkas, a jūs jau gražuolė. Ar veidrodį matėt nors kada? Aišku, matėm. Ar dietos kada laikėtės? Laikėmės ir dietas viską. Bet man užtenka tik pauostyti kotletų plus 2 kilogramai ir įrašką. Aš tai žinau, kiekvieną kartą į savaitę darau iškravas dieną. Visą šaldytuvą turinį iškraustau ir nusinešu prie televizorių. Tai ir visų šaldytuvų lovan atstystų. Pažiūrėkit, kaip jūs atrodo. O kas yra? Arbūzai ant lygaus lauko. Taip. Kokie arbūzai. Jokie mes nearbūzai, nes gražios va, nes storas. Pasižiūrėk, paudrytė, lašiniukai ne taip kaip jūs. Mes tai kūdas, va, gražias kūdas, va. Linguojam savo. Jūs ne ant bangų, mes storas linguojam ant bangų. Taip, mes ne? Ne. Ai, tu, žinai ką? Vyrai nevyrėjai, kokia aš pamilkito, ne? O tai liežuviai čia pas jums, žinot, jis turiu gerą darbą pasiūlyti. Agi paštėšiam niekus klijuoti. Ale tai jau visai su protu susipykai. Mum ir dirbti. Juokauju, mum tos amžius dabar reikia tik linksmintis, poilsiauti, atostogauti, sumąstai kaip dirbti. Gerai, draugė, sakai, ne? Mūsų amžius nuostabus, nepakartojimas, įdomus. Tai jau pastroliuot, vat norisi ir galim, į pensiją norėsim ir išeisim. Iš Antoniukų važiuosim. Na, užsigeisim ir televiziją dar nuvažiuosime. Televizija? Nu, aš nežinau, ale ten reikia ir figūrų susitvarkyti, visų įkrūvą. A tada makiažą susitvarkyti ir šukuoseną. Nes pinigų tiek neturim, iš kurgi Bus ir pinigų suras nepakraptysim, bus, bet aš žinau, kur mes pirmiausiai prieš televiziją. Važiuosim, kur mum ir patvarkys, ir patemps, ir pridės, ir atims, ir būsim gražios, sušukuotos. Važiuojam į grožio fabrikėlį! Oksana, piekulį. Važiuojam, gana! Padarysim makiažo. Važiuosiu aš į grožio fabrikėlį, nes pasikeisti noriu aš labai. Aš noriu televizijoje dainuoti, o ten atrodė veik labai gražiai. Mane tu gražiai padažyti ir plaukus nupilti trumpai. Ir būsiu obelė okei. Mane tu gražiai padažyti ir plaukus nupilti trumpai. Figūrą nusiek patvarkyti ir būsiu obelė okei. Palaukit, okei, tai okei. Ale vyrai, ar jums viršuojus, a? Tu žinai, tavęs tai tikrai nežinai. Kur benuvažiuotumėm? Ar Kavarska, Mero Ukmergėn, visurgi jos vyras sekioja. Taigi, aš mačiau, čia irgi prie kažkur stovėjo. Taigi, kažvėrės parduotuvė tai nebėra. Kur biškit būt nuėjus, tai negi, aplink bendruomenį vaikšto. Ale tai, kad nėra, tau tik mano vyras ir rūpi. Ale otgi matai, daviau 2 eurus, sakau, nupirksi duodas, parnešinama kanas, nusėtų šitos 2 eurus. Alioka prispirka, nu palauk, parvažiuosiu namo gyvatę. Tai klausyk, čia man vienas čia susitiko nuo rajonų. Ir klausia, žinok, sako, a kalnas toks mėlynas. Matyt, paklausė dabar tavysa. Ai, vakar parėjo prisrysti, tapkė tokia priežiūrų pomidorais. A tai palauk, būtų raudonas, dabar kaip
mėlynas, prie ko čia Tai pamidorai? ne, durna, pomidorai tai buvo svojos, litrėkos. Jo vyra negaila? Ai, vyra, tai niekiek negaila, bet kaip gaila laikų, tu neįsivaizduoji, gal kas turi man Ar turit vaikų, ar? O, turi, surinks tau daryti. Man atrodo, dar pernykščių ir marinuotų tavo atiduos. Va, kad litrinio. Ale žinokit, va, man tai problemų nėra. Vyra neturiu, ko noriu, to veikiu. Bet žinokit, vis dar laukiu princą ant baltą žirgą. Kaip užkirstų arklio kanopų, ar aukšėjimų, tai visada atsisuku. Negi man kaip įdomu, kažkaip jis nesimato ar nesimato po tavo princo. Man labai įdomu, ar jis apsirga, ar arklys nuo kokia tiparvas viruso numirė. Esi. Arklys, sakai? Mergas, man tai labai gerai, žinokit, Paniškis tai su fūru važinėja po užsienį kartą mėnesį, pasimatom, išvažiuosiu nesu uostą. Pavyzdys. Ale, jokia, nu, aš beklausau jūsų ir galvoju, jūs tik problemų ieško. Aš tai žinokit, net klaus nesiruošiu. Mano vyras tai papadu. Tai kai pasakysi, taip ir bus. Matai? Ja, žinau. Bet žinokit, aš dabar, kai paklausau, aš vyrą nebeieškosiu. Nu, va. Taigi, žinokit, yra toks posakis. Jeigu susiradai svajonių vyrą, su kitom svajonėm gali atsisveikinti. Nu, čia vertėjai. Aš dar vieną svajonę turėjau. Nu, tai kokį? Nu, iki pensijos gal dar suspėčiau sudalyvauti grožio konkurse. Kaip jūs sakote? Ir aš na, Jums visiškai stagelis, va, tik pravažiavo. Rožikai, Čia ne tik stogelis, bet ir stogas. Pažiūrėkit, kaip jums atrodo. Tu jūs nežinot, kokias į moteris renkas, va tokias kaip mes gi visur tinkamas. Va čia da vienas sėdi, va tyva yra. Va tokias, kas yra. Lentas neobliuotas. Ką? Mes gražias, va, be šitų implantų, be silikoninių lūpų, mes ekologiškas, ogytės kaip upytas. Ei, jūs ekologiškas gražuolas. Na, jūs žinot, kokie ten vyrai renkasi. Aha, ir kokie komisijai ten susėdi. Ką jie mėgsta? Žinot? Ką? Alų 9 procentų tikrai. Kokį alų? Gražias kojas, ar jūs pasižiūrėjate? Nedepiliuotas. vakar buvo nedepiliuota. Šiandien rytą žaliapjovį užsikojau, šmaukšt. Ir dabar visų kojas taip, šilkinės va. Gerai, šilkinės, tai šilkinės, ar jūs podimu vaikščiat ar mokat, a? Aišku, Na, čia kaip žinia. Parodykit. Praeikit. Na jo. Gana. Strykskit į mano šitą ožką ir ledą. Pastrykit. Mano ožka šitą skania. Nu tai jeigu būdrės, tai parodykit. Parodykit. Žiūrėkit. Na, Aš tai insižiūriu, va. į kurį tu žiūri. Aš va inšytų su fotoaparatu tiesiai akytės, na. Tik tai krūtinį atstatau, pilvą traukiu užpakalį ir va šitaip einu. Kur eini? Aš tai nesakysiu, aš vadinai va tų plikų žiūrėjų. Be plaukų, tai kaip patinka be plaukų. Nu gerai, einam priekį, žiūrėkit. Dabar žiūrėkit, nu įsirenkam visas pavyzdžių. Įsirenkam, bet ir pasakom, kad būtų užteks. Klausyk, bet reikia, kad žiūrėt tokiais būtėliai paprašom. Kurį tu visi? Kur arčiau? Antanuko, aš Alvydu. Alvydu, žiūrėkit, būtinai žiūrėkit akis. Žiūrėkit, dabar klausykim. Dabar papuosim, traukim, pilvus atstatom ir
Ne va, kai vystam, bet kai žydim. Jūs tokiam amžiui, kai jau žylė galvon, avelnė sodėlon. Baikit vieną karčią apie visokius grožius, apie visokius... Tikrai tiesiog pensija nebetoli, ne? Va, visas vienodas pensija nebetoli, dar rimkime. Man nesvarbu, ar ne? Ar mes kūdas, ar mes storas. Svarbiausia, kad gyvenime sutikti va tokias patraukusias, va, kaip mes esame. O, mano draugelas geras, a? Nu, nepakartojamos, nu, linksmos, nu, judrios, nu, dar ne pensininkės, nu, mes tikros lepsnelės, a? Bet visos kartu mes tikra ugnis! tai smuikininkė Gražina, harmonikėlis Bronius, būgnininkas Stasys ir mūsų kapėlos įkūrėjas gerbiamas Stasys Virskas.